Padėk pasigerai. Pirmas dalykas, dar kartą, jeigu nepasakėt savo vardą, pasakykite vardą ir pasiskirskite, kuris bus pirmas, kuris bus antras. Pirmieji, pakelkite rankas, prašau. Jėga. Antrieji yra. Gerai, matau, galas miega, sėkmės mokymuose darbuose. Jo. Taip. Pirmajam klausimas. Ką aš veikčiau savo gyvenime, jeigu iš tikrųjų turėčiau kalną pinigų? Tiek, kad nebereikėtų rūpintis. 1 minutę, go. Ką aš veikčiau savo gyvenime, jeigu nebereikėtų jais rūpintis? Į pabaigą. Dėkoju. Antrasis. Antrieji pasakoja. Klausimas toks. Jeigu aš turėčiau stebuklingą lazdelę, kuria pamojus bet kokia gyvenimo sritis pasikeistų, kaip atrodytų mano gyvenimas? Stebuklinga lazdelė antrųjų rankose. Varom, minutę. Gerai, ačiū. Dar vienas kontraklausimas pirmajam. Mano draugas, palauk, susėlų, gerai? Mano draugas gulėjo ligoninėj, jam tiesiog nepasisekė, bet kam gali iš mūsų būti rytoj chana, totaliai. Nesvarbu, ar nutrenks mašina, ar kažkas trenks galvą, ar, bet kam, bet kam gali būti chana, bet kam. Ir jis iš tikrųjų guli ligoninėj ir girdi, kad ateina kunigas, jam tikrai labai blogai. Ir realiai mato, kai kuningas atidaro jo tas užuolaidas, užsidedant tą, nežinau, kaip tas vadinasi, tipo jau į pabaigą, ir sako, kunigė, jūs ne prie to ligonio. Jis sako, man tai perverė visas gyvenimas, man tai praėjo, sako, aš iš tikrųjų, sako, aš įstoti negaliu, kalbu, tikrai jam šakis, nu ką aš žinau. Pagalvojau apie šeimą, vaikus, žmoną, chana viskas. Tai klausimas. Jeigu jūs ateina pas gydytoją, o tai tikrai gali būti, aš tikrai žinau, kad mes įsimirsim. Nu, garantuoju. Tikrai. Nors galvojam, kad amžinė. Ir elgiamės kartais visiškai apsileidę. Nemylim savęs ir kitų. Ir klausimas toks. Jūs ateina pas gydytoją ir jums sako, jūs lygiai metus turite kokybiško gero gyvenimo su tais pačiais resursais. O po metų jūs galite urną užsakyti arba karstą. Tai kaip jūs gyvenate šitą metų laikotarpį? Numeris 1. Tiesiog papasakoti savo kolegai. Wow. Gali gal uždėti tą Merlin's Magic? Dėkuoju tau. Ir antrajam klausimas. Į pabaigą pabaigėm. Antrajam klausimas. Didžioji bėda yra, kad mes nedarome. Ir man tas pats būna užkliūno. Visiems. Be išimties. Kas būtų, jeigu nebūtų jokių bet? Ir viską, ką pradėtum, tau pavyktų padaryti.
Tai ką tu darytum, jeigu nebūtų jokių bet? Tiesiog imi ir padarai. Ką pradėtum, ką padarytum? Tai numeris 2 atsako iš to klausimą. Ką daryčiau, jeigu nebūtų jokių bet? Varom. Dėkoju. Ačiū. Gali uždėti kažką trankesnę šiek tiek. Ar taip šviesa yra gerai, ar geriau jungti? Kas už tai, kad įjungti? Nesupratau, mažokas, prašau. Jūsų tiesa. Kaip mes sako, ką visuomenė sako, tas yra teisinga, ne? Nepatikėjau, bet gerai. Taigi, Ignas Bakėjus nuoširdžiai rekomenduoja Man Hero LT treniruotės. Tikrai, jis labai gerai pasakė. Sako, bet Ignai, pas tave kainuoja tie visi užsiėmimai. Sako, klausėjau, kiek tai kainuoja čipsai? Kiek tu kainuoja ledai? Kiek tu kainuoja cigaretės? Kiek tu kainuoja vaistai? Sako, gal laikas pagaliau investuoti save? Tiesiai šviesiai. Povilas Petrauskas. Points of View ir taip toliau daug visokiausių projektų turi. Sako, Povilai, ką daryti? Nu, jeigu nežinai savo gyvenimo pašaukimo, jeigu nesi laimingas, sako, nustok daryti tai, ką dabar darai. Šiuo atveju, tai tikrai superinė yra situacija, nes jūs dar daug kas nesusigadina savęs. Nedirba darbų, kurie nepatinka, o kai kas gal jau taip, pradėjo. Bet tiesiog, jeigu tu darysi tos pačius veiksmus, ką darai vakar, šiandien, bus tokie patys rezultatai. Jeigu tie veiksmai neveda tiesiog daug laiko. Jeigu tai yra veiksmai, kurie kūrė, tada bus rezultatas. Dabar žiūrėkit truputį apie mintis. Prisiminkite savo dieną. Apie ką jūs daugiausiai galvojate. Tiesiog prisiminkite. Šiandien jau praėjo kokių turbūt 15 000 minčių. Dalies mes iš jų nepagaunam. Apie ką jūs galvojate, bet prisiminkite tik savo. Reikia nusiprausti, reikia apsirengti, reikia pavalgyti, reikia paimti pinigų, reikia greičiau suspėti. Ir taip toliau. Visokiausi buitiniai reikalai. Yra tam tikros mintis, kurios veda prie to, kad reikia išlikti šitą pasaulį. Ir yra mintis, kurios kūrė tavo gyvenimą. Kiek jūs iš šiandien pagalvojate apie savo tikslus? Kas iš jūsų šiandien tikrai realiai pagalvoja apie savo tikslus? Super. Melagį. Sąmoningai. Kas iš jūsų šiandien paėmė ir užsirašė savo tikslą dar kartą? Vienintelė. Nice. Yra mintis, kurios sako, aš išliksiu, aš turiu išlikti tą pasaulį. Ir yra mintis, kurios sako, aš kuriu savo gyvenimą. Tai jeigu jūs nuolat galvos apie tai, ko jūs norite, o ne apie tai, ką reikia padaryti, bus nerealu. Tiesiog nuolat galvokite apie tai, ko aš noriu. Ar galėtume savo padaryti paslaugą šiandien vakare ir vakare, kai grįžti arba per pertrauką, parašyti 10 dalykų, kurių jūs norite. Taip. Aš praėjau įvairiausių disciplinų. Įvairiausių. Nuo to, kad viskas yra dzin. Ir aš turėjau tą tokią akimirką gyvenime, kai man visiškai nerūpėjo materialybė ir taip toliau. Aš supratau vieną dalyką. Turi būti gyvenime taip. Kaip traukinio bėgiai. Kiek pas tave viduj, ne? Tiek pas tave ir išorėje. Kiek aš turiu savo viduje, kiek aš esu vertas, tiek aš turiu realiai šitam gyvenime. Tiek mane gerbė, tiek aš turiu pinigų, tiek aš turiu viso turto. Tai mano draugas, kuris yra realiai milijonierius, sako, Sauliau,